Kągi, pirmasis jogos festivalis, pirmasis videoblogas. Kažkaip tai laiką labai norėjau daryti tokius dalykus, važinėti po visokias spiritual woo vietas ir visokius spiritual woo renginius ir filmuoti, rodyti pasauliui, kaip viskas vyksta ir dalintis patirtimis. Tai va, pirmas blynas, pirmas festivalis ir pirmas videoblogas, važiuojam, pažiūrėsim, kas bus. Iškart pasakysiu, kad pardon, man užkimęs balsas, kitas blogas bus be užkimusio balso. Taigi, pirmasis jogos festivalis, kurį organizavo Indrė Marija ir Gintaras Skadas, vyko Gervių sodyboje, tarp Jonavos ir Ukmergės. Visai jokia sodyba, yra ir miškas, ir prūdas, tad ko daugiau reikia, tiesa? Festivalio dalyviai gyveno palapinėse, o pagrindinis veiksmas vyko pavėsinėje, kuri buvo pastatyta pievoje. Bet ne pavėsinės ir palapinių pasižiūrėti mes čia susirinkome, taip? Tad keliaujame į festivalio praktikas, paskaitas ir nuotykius. Pirmyn. Festivalį pradėjom kartu su Milana Išinskyte, Indrė Marija ir Gintaras Skadu. Žinau tą momentą, kur vis laikas stebiu tos jogus per internetą ir per social media ir pagaliau galiu pamatyti jos gyvai. Buvo labai įdomu. Duosiu jums šiek tiek paklausyti, kaip skambėjo festivalio atidarimas. Visi žinom, kad Indrės Marijos balso klausyti yra tiesiog vienas malonumas. Prisirinkę, tai labai smagu iš tikrųjų, kad jūs susirenkat, kad praktikuojat kartu, kad į šitą tokią visiškai teminę, ar ne, nes tų festivalių iš tikrųjų Lietuvoje vyksta labai daug gražių, nuostabių. Gerai, užteks klausytis, festivalį atidarėm su 21 Om. Buvo tikrai pasakiška atmosfera. Man aišku visada norisi, kad mes tą Om iš visos dūšios sudainuotumėm, na, bet neišsišoks iki vidury festivalio. Paskaitos prasidėjo nuo labai įdomių minčių, kurios, manau, rezonuos daugeliui. Kalbėjome apie tai, kad jeigu eini jogišku keliu, labai svarbu nepamiršti ir nepleisti savo paties krašto tradicijų ir kultūros. Pavyzdžiui, pagonybės tradicijų, baltiškų tradicijų, galbūt netgi krikščioniškų tradicijų. Padėta balta mišrainė. Tai mes neturim to kritiko kažkokio įsimesti savo vidų paveldui, o turim mylėti ir vieną, ir kitą, kaip sakiau. Ir tą baltą mišrainę, ar ne? Ir tą veganišką sriubą, ir vegetarišką virtuvę, ar ne, ir jogišką virtuvę, ir tai, ką turim. Tai va, nes... Kaip čia pas mus Night Vision, ne kažką. Varysim dabar į Shakti Ecstatic Dances ir tada bus gongų maudynės. Gongų maudynės tai yra visiškai medus sielai. Ir žinoma, jau Milana ką moka, tai tikrai labai gerai vesti praktikas su labai dideliu atsidavimu ir dideliu užkūrimu. Jie bus amerikiečių kalnelių, nes nektarą galite paskanauti tik tais patys. Ne, mes jums galim pagaminti. Iš gongų footage neturiu, nes prieš tai naktį mažai miegojau, visiškai atsijungiau, išskridau dausas, o po to iš karto nuvariau miegoti. Na ką, Rise and Shine, New Life, New Me, šeštadienis, 6 ryto, bundam, kylam, buvo visai gerai išsimiegota ir ruošiamės pirmai jogai. Pirma joga buvo su Indrė Marija, labai laukiu, kadangi buvo toks irgi vienas išsipildymas, nes Indrė Marija jogos nebeveda. Tai labai džiaugiausi, kad pagaliau teks papulti pas ją į jogą. Na ir žinot, kaip būna, kai miegi palapinį ir nežinai, kaip atrodai, tai labai gerai, kad turiu kamerą ir gali pasižiūrėti. Pasižiūrėjau, atrodo pusė velnio, galima gyventi. Na, štai kaip mes rinkomės daryti jogos. Buvo labai geras oras, jogą darėme ant pievos, daug erdvės, gali visas pusės pasisukti, grynas oras, labai faina atmosfera. Tikriausiai visi žino tą momentą, kad kai praktikuoji jogą, meditaciją, kvėpavimo pratimus kartu su daug žmonių, energetika būna žymiai stipresnė. Rytinę jogą pabaigėm su porų jogos elementais. Aš į festivalį atvykau viena, reikėjo susirasti porą. Žinau, kaip būna festivaliuose, nedrąsu, nejauku. Na, bet po to taip ir susipažįsta. Kai užaugsiu, tikrai norėčiau mokėti taip vesti meditacijas, kaip tai daro Indrė Marija. Su balsu jaučiu nepavyks, bet tai tiesiog yra visiška pasaka. Sutelkti dėmesį, iškvėpimą, o akis
kūnas vis labiau atsipalaiduoja. O dabar šavasana, paukščiukai čiulba ir žinai, kad tuoj gausi pusryčių. Nu, ragausim šito gėrio, jogiškas marmalas. Šiaip jogiškas marmalas yra labai labai gerai, labai sveika ir labai daug energijos po to turi. Jogiškas marmalas. Kaip tik per podcastą žiūrėjau, kad Indijoje yra matomas labai žymiai mažesnis Alzheimerio ligų susirgimo kiekis negu visur kitur pasaulyje. Ir tyrimai rodo, kad tai yra ryšys tarp ciberžolės ir Alzheimerio ligų. Tai jeigu vartoji daug ciberžolės, nesirgs Alzheimerio. Nu, kažkaip panašiai. Biškai taip smagiai linuoja. Per jogą šiandien sakė, kad labai sveika pabūti lietuje, nes pagal Tibeto vienuolio medicinos išmintį buvimas lietuje gydo blužnį. Tai va, gydom blužnį dabar. Opa! Ir šovėm pusrytėlius, laukiam paskaitėlės. Taip, paskaitą vedė Gintaras Kadas, nuoširdžiai pasakysiu, tikrai nebeatsimenu, apie ką tai buvo. Dabar montuoju vlogą, bet gerai, kad įsirašiau ir nusifilmavau, tai kažkas tais iš to išliko. Paklausykit. Nu, va, baigęs paskaitėlę. Tai einant jogos keliu, vienas iš principų yra taip pat, kad visą laiką turi intelektualizuotis. Tai turi tobulėti intelektualiam lygmenį. Kažkaip skaityti, kažką tai šviestis, nagrinėti šventraščius. Tai labai fainai, kad ne tik fiziškai turi dirbti, bet ir tavo protas turi dirbti. Paskaitos tokios visai įdomios, tik tais, kad, vėl čia tas toks jogiškas dalykas, kad kol kas su paskaitom yra taip, kad parašyta paskaita apie vieną dalyką, atvarai paskaitą, šnekam apie kitus dalykus, kaip ir įdomu, smagu viskas, bet nėra tos tokios struktūros. Tai va, bet that's alright. Nu ir dabar visiškas festivalio highlightas. Gal to iš tikrųjų, kad niekada gyvenime dar nebuvau bandžius taip pilnai padaryti, atlikti pilną kundalinį jogos praktiką. Tai kundalinį jogą su Aušra buvo kažkas tokio. Žodžiu, aš dabar jau patylėsiu ir leisiu jums šiek tiek paklausyti ir pajausti Aušros vedimą. Galite tiesiog nedaryti. Grupinė energija veikia taip, kad jūs gaunat visą bendrą naudą, ką mes sugeneruojam grupiai, net jeigu jūs ir nedaro. Dėl kundalinį jogos užsiėmimuose galima ateit pamiegoti ir tik tai paskutinį kvėpimą kartu su visais padaryti ir jūs gaunat bendrą naudą. Tai tokia vat, kaip čia, paslaptis, kodėl galima ateiti kundalinį jogą, kad tiesiog gauti energijos, nes mūsų tikslas yra turėti daugiau energijos kasdienoje. Kundalinį jogą aš vedu pagal Jogi Bhažano mokymą, kuris pradėjo mokyti Amerikoje, atvažiavęs iš Indijos, tais Woodstocko laikais, kada daugelis žmonių ieškojo nušventimo per psichotropinės medžiagas. Ir jisai davė tokią būtent kundalinį jogą, kuris skirta namų šeimininkų jogą. Atsikėlėt ryte, papraktikuoji, ir pats Jogi Bhažanas sakydavo, kad jūs paskirkite savo dienos 10% Dievui, kūrėjui, aukštesniai jėgai ir jūsų visa kita diena bus pasirūpinta. Tai tokia Žodžiu, mes ten ir taip kvapavom, nu visaip ten kvapavom, bet buvo taip gera, taip malonu ir tas jausmas po kundalinį jogos, fantastika. Tai buvo kundalinį joga. Šiaip nesu praktikavusi taip pilnos praktikos kundalinį nesu turėjus, ten visokių šokių elementų, visokiose praktikose yra buvę, bet taip, kad pilnai nėra buvę. Ir galvau čia kokį apibūdinimą pasakyti, koks jausmas yra, nes kiekviena joga, kiekvienas kvėpavimas kažkokį kitokį jausmą duoda. Tai kundalinė, tiesiog visiška magija. Ten kartoji satnam, labai paprasta mantra, kvėpuoji kažkaip, labai subtilis lengvi judesiai. Ir galvau, koks čia jausmas ir toks palyginimas, galbūt čia tiek intimus bus, bet jausmas, žinot, kai turit labai mylimą žmogų ir vyksta su to žmogum preliudija. Tai kažkas panašaus. Ir tu taip tarsi atsiskiri nuo kūno, kūnas labai lengvas, kaip tu ir kūne, bet ne kūne, ir tau taip sako, ten, kad tavo aura plečiasi ir eina kažkur toli. Nu ir iš tikrųjų toksai. Ir baigėtų tą kundalinį jogą ir taip, labai smagiai, labai linksmai. Tai
visiškai festivalio highlightas, bet kiek žinau, šitą mokytoją, tai Lietuvoje, kas liečia kundalinį, yra tikrai top. Tai jeigu šitą gyvenime pamatysit jos vardą, pavardę ir bus kažkokiam festivaliui, kažkur tikrai rekomenduoju sudalyvauti. Labai nice, labai. Dar turėjom žiauriai fainą paskaitą su Vitalijum, kuris yra mineralų magijos dievas ir jisai pravedė mums praktiką su mineralais, bet apie tai labai daug dalinausi Instagramo ir TikToko kanaluose, tad jeigu nematėte, kviečiu pasiekti ir pasižiūrėti, ten pasidalinau praktiką ir kaip žiūrėti mineralus ir visą išmintimi, kurią dalinosi Vitalijus. Tai mineralogijoje yra visi mineralai, išskyrus lauko akmenys įvairius, tai akmuo yra akmuo paprastas, tai lauko rieduliai visokiausi. O kristalais yra vadinamos mineralų kristalinės struktūros. Tai yra, kai mineralas gauna drėgmės, jisai pradeda kristalizuotis ir tokiu būdu užsiaugina savo tą būtent kristalinę formą. Tai galbūt kas teko dar tarybiniais laikais augintis tokius druskos kristalus ant siūlo vilnonio ištirpinus druską, ar ne? Tai principas yra lygiai toks pat, kad yra Na ir kaipgi festivalyje, bet dar vienos jogos, tai vakarą užbaigėme su Yin Yoga, kurią pravedė labai fainą mokytoją ir šiek tiek leisiu pasiklausyti irgi jos vedimo. Ta pati chi, kaip mes indai vadina prana, mes vadinam gyvybinė energija. Ir tai nėra svarbu iš tikrųjų, kokiu vardu mes pavadinsim, tai yra apie tą pačią energiją gyvybinę, kurią mes savo viduje bandom cirkuliuoti, balansuoti, ar ne, kad būtų ir yin, ir yang. Yang yra aktyvi, karšta, šilta, tai yra raumens energija, tai yra kraujotaka. Yin yra kaip saulė, mėnulis, ne? Tai yang būtų saulė, yin yra mėnulis. Moteriška, vyriška, bet vėlgi mes turime visi ir moteriškos, ir vyriškos energijos, dėl to aš šiaip nemėgstu skirstyti į šitas, bet tai yra labiau gylis, ne, tai kas giliau, vanduo yra ypatingai yin energija, saulė yra ypatingai yang energija. Tai čia yra atskirsit. Yang joga yra įprasta joga, kur mes stiprinam savo raumenis, atramas, kaulus, kur mes laikom įtampą, kur kraujotaka skatinama, ne, į raumenį. O čia mes raumenį paleisim. Visiškai stengsimės, kad jis atsipalaiduotų, pailsėtų. Ir tuo pačiu iš tikrųjų būna poveikis, kad kūnas pailsi, iš tikrųjų vėl gauna jėgų. Atrodo, mes tam miegam tolyn, bet pamatysit patys. Tai kviečiu neturėti jokių lūkesčių, jokių tikslų, ateit tam ant kilimėlio, tiesiog mėgautis procesu ir pamedituosim truputėlį tuo pačiu. Aš šiaip Ir visiškai magic. Yin Yoga baigėm su didžiuliu lietumi, buvo labai seksy. ir vėlgi pastebim kūno pojūčius, kur tempimas, kur spaudimas ir šiaip. Na, o vakare mūsų laukia kirtanas, mantros, šokiai pokiai ir jogiškas vakarėlis. Visą naktį žiauriai lijo ir griaudė ir žaibavo, tai buvo labai geras ir malonus miegas, o ryte laukia joga su Gintaru Skadu. Man asmeniškai Gintaro Skado joga tokia labai vyriška, labai jangiška, labai techniška, labai mechaniška. Iš pradžių vidinis balsas kažkaip tais, kaip būna, vidinis kritikas ten toks nepatenkintas buvo, bet po to joga kaip joga, labai gerai, labai gerai. Ką čia dar jums papasakot? Labai gerai ta joga yra. Labai gerai, labai sveika. Apie vedimą gal tas įdomus momentas, gal čia aktualiau yra, kas įveda jogą
ir kas mokosi vesti jogos, tai man atrodo, tie jauni, nauji jogos mokytojai labai stradalina ir pergyvena, kad viskas būtų tobula ir ten būtų belia koks flow ir viskas ten eitųsi kaip prisviesta. Tad atvažiuoju, ateini pas mokytojus jogą, kur labai patyrę yra mokytojai. Ir matai, kaip jie nesinervuoja. Tiesiog, jeigu reikia kažką paaiškinti, tai sustoja ir paaiškina. Ir paaiškina taip, kaip gali ir kaip turi paaiškinti. Tai va tas buvo fainai toks pajutimas ir suvokimas, kad bent jau aš taip visą laiką, kai anksčiau vesdavau jogą, tai labai atrodo, kad viskas turi būti tiesiog tobula. O gali sustoti ir normaliai viską paaiškinti, ką žmonėms reikia daryti, kaip galima pakeisti tas asanas, palengvinti, pasunkinti. Tai va. Tai vienu žodžiu reikia nesinervuoti ir daryti, ką reikia daryti gyvenime ir viskas bus gerai. Svarbiausia iš širdies ir su meile. Ir tada bus all good. Tai va. Fainas oras šiandien toksai rūkas, ale ruduo. Ūkas, toksai romantika. Ir paskutinė paskaita kartu su Indre Marija sulaukė ko gero didžiausios diskusijos. Kalbėjome apie tai, kas dabar yra labai madoje, visas tas ėjimas dvasingumo, sąmoningumo keliu, visokių terapijų, grybų, ajavaskų gėrimas ir bandymas, visokių ceremonijų dalyvavimas. Nežinau, daug diskutavom, daug kalbėjom. Mano asmeninė nuomonė yra ta, kad problema yra tame, kad viskas sukomerciškėjo, tapo verslu ir mes patys žmonės pradėjome visko norėti labai greitai, pradėjome norėti visko kaip fast food, jeigu kažkokia ceremonija, jeigu kažkokia praktika, jeigu kažkoks dalykas, tai maždaug susimoku pinigus ir greitai gaunu. Nebėra pagarbos tradicijai, papročiams, nebėra pasiruošimo įvairiom ceremonijom, nebėra to tokio tiesiog sąmoningesnio požiūrio į visą tai, ką tu darai su savo kūnu, su savo sveikata. Tai man atrodo yra taip. O diskusijos metu labai fainas buvo toks irgi išsakytas momentas, kad jeigu norite, tikrai norite dvasingumo keliu, nes atskiriam, kas yra ėjimas sąmoningumo keliu ir kas ėjimas dvasingumo keliu. Tad jeigu norite dvasingumo keliu, labai svarbu yra išsirinkti kažkokią tais doktriną, kažkokią tais dvasinį kelią, ar tą savo dievą, savo religiją, ar savo tikėjimą ir susirasti mokytoją. Ir jeigu nori tai padaryti, tiesiog gali per maldą ieškoti ir prašyti, kad tau atsiųstų visata, Dievas, tai, ko tu tiki, tą mokytoją ir kad tu galėtum eiti tuo tikru dvasingumo keliu. O visą festivalį vainikavo Jagija, magiškas ugnies ritualas, leisiu patiems pasižiūrėti, pasiklausyti ir pabuvoti šiame rituale. Rama Rama Hari Hari Hare Krishna Kishore Sakshamaya Murtave Pamara Pasadi Pandapachaye Te Namaha Swaha 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 Swaha. Tai va, festivalis baigėsi, gavau patepimą, gavau pasidalinsiu, kol dar esu čia, kol dar neišblėso emocijos visas. Turėjom šiandien, aš kiek suprantu, neteiskit, jeigu suklysiu, bet man atrodo, tai buvo Krišnaito ceremonija, ritualas su šventu ugnim, šventu laužu. Ir mes ir ten ir Hare Krishna dainavom, ir ėjom ratu, ir klausėmės vienuolio tokio kaip pamokslo, ir aukojom, patepimą gavom, ir apyrankę gavom. Tai viskas labai funky, labai smagu, labai įdomu, tikrai smagiau negu kaip ir krikščioniškas mišias, geresnė nuotaika, geresnės emocijos, bent jau man asmeniškai pagal mano pajautimą. Bet pajaučiu vis dėlto, kad Krišnaitų tas visas kelias ne mano kelias. Jaučiu, kad reikėtų pasidomėti budizmą, nes kažkaip budizmas labai mane traukia, daug tų budos galvų namuose kažkaip, tai man ten Tailandas. Tai va, prigyriau, visko pripasakau, bet kad nebūtų viskas tik į vieną pusę, tai viskas, baigiam šitą videoblogą ir paskutinis pasidalinimas, pamąstymai ir mintys. Dar joga yra toksai konceptas vadinasi dieviškasis planas, kad viskas yra pas mus gyvenime pagal dieviškai planą. Tai aš labai prijaučiu šitiems dalykais, aš labai tikiu šitais dalykais, bet kai vis tiek esi pasaulio žmogus ir sistemos žmogus, tai kartais labai prajuokina tie visi tokie jogiški dalykai. Vakar nelabai veikia kolonėlės
Ir sakom, nu, čia matyt pagal dieviškai planą, visi ten nori, kad tas kolonėlės veiktų. Mane labai prajuokino, nes iš tikrųjų, bent jau kaip man atrodo, kad nu, yra tas dieviškasis planas, yra visatos kažkoks planas, ne, yra kažkokie dalykai. Bet, nu, kas liečia tam tikrus tokius sisteminius dalykus, tai man atrodo, kad, nu, tiesiog yra žmonės, kurie dirba su renginiais, kurie moka dirbti su renginiais ir jie žino, kaip čekinti, kad viskas būtų vietoj, sustyguotų, visą kitą. Yra žmonės, kurie daro maistą. Yra žmonės, kurie dirba viešajame maitinime ir žino, ką reiškia zavalas, pavyzdžiui, ir moka tvarkyti su zavalu. Yra žmonės, kurie veda jogą, yra žmonės, kurie gali vesti dvasinius dalykus. Tai man atrodo tiesiog, nu, ne visą laiką viskas pagal dieviškai planą, kartais tiesiog reikia tam tikrų struktūrinių esminių aspektų. Tai va taip pagalvoju. Bet kartais šitas gyvenimas labai iš tikrųjų išsuka, nes kai labai nesiseka, arba kai kažkas nevažiuoja ir tada viskas pagal dieviškai planą. Tai man tokia, kai mano mėnulis yra mergelėje, aš tokia labai struktūrizuota, man viskas kartais turi būti pagal planą, pagal sistemą, pagal formulę. Tai Portugalijai, kai gyvenau pietuose, iš viso buvo be galo sudėtinga. Dabar jau šiek tiek po Portugalijos mane plaužia, tai dabar kai išgirstu pagal dieviškai planą, galvoju, matį gals, nu, pagal dieviškai planą, gerai, praleidžiu. Tai va, bet kai turi patirties įvairiose sferose ir įvairiose darbuose, tai tiesiog matai, kad kartais tiesiog reikia tų žmonių, kurie, nu, kaip ir kiekvienas turim savo rolę, visur, šeimoje, santykiuose, namuose, buityje, tai taip ir darbuose, ir festivaliuose, man atrodo, kiekvienas turim savo rolę. Tai va, tokie pamąstymai.